sveikos svarstyklės. Nusimato puiki savaitė, tai yra kovos savaitė su pergalės skoniu. Kova bus lėta, išmintinga, žinosite kodėl, su kuo ir už ką kovojate, kiek jums ta kova kainuos ir kokią pergalę norite pasiekti. Taigi, tikrai sveikinu, kovokite, darykite, ką norite šią savaitę, jokių perspėjimų nėra. Dabar taip pat, jeigu jūs planuojate, kad ta kova bus ilgalaikė, kelis metus, gal darbe, dėl veiklos, dėl pareigų, galų gale gal politikoje esate ir dėl rinkimų, tai tikrai pasieksite gerus rezultatus, jeigu šią savaitę sustrateguosite ir pasidarysite savo kovos planus. Darbe vidutiniškai, nes būsite nukreipę dėmesį į aukštesnius tikslus, į kovingus planus ir norėsite kalnus nuversti. Bet darbe bus vidutiniškai, vis tiek jūs ateinate į darbą ir galite turėti nepasitenkinimą, ypatingai jeigu esate vadovaujantis žmogus ir turite pavaldinių. Nes pavaldiniai galite pastebėti, kad nelabai nori dirbti, nelabai stengiasi, arba per lėtai daro viską, arba nekruopščiai daro kažką tai. Todėl turėsite labai daug nervų dėl žmonių, kurie dirba žemesnėse pareigose negu jūs, arba dėl žmonių, kurie yra šalia ir komandoje ir jūs matote, kad jūs vienintelis plėšotės, o visi kiti kažką tai, nesąmonės daro. Tai va. Taip, jums labai sunku suvokti, kad jeigu jūs galite tai padaryti, kodėl kiti to negali padaryti arba neturi ūpo tai daryti. Bet nieko nepadarysi, pas jūs yra tikrai labai daug išminties, labai daug perfekcionizmo vis tik ir jūs, reikia paprasčiau žiūrėti į gyvenimą, ypatingai šią savaitę. Tai va, daugiau nežinau, ką jums ir pasakyti tokio, nes emocinis fonas puikus, sveikata irgi nepaves ir tiesa, jeigu ten bus kažkokių peršalimo ligos požymių, tai iš karto sodą su vandeniu gerite maloniai sodą su vandeniu, ne per daug, kad bus skanu gerti ir nustojat valgyti mėsą, pieno produktus ir žuvį. Vien tik tai ant vandens virtos daržovės jums labai subalansuos sveikatą. Aišku, česnakėlis, svogūnėlis, tai čia jau gleives šalinantis tokie produktai. Tai va, taigi iki kitos savaitės, ate.